Koks kukurūzas, pavyzdykėt. Sulig sparnas. Bet jis skilė šitą viskas jau. Labdien, šiandien sekmadienis. Sveiki įsijungi ūkį Žemaitijai kanalą. Reikaliuką pabiškį vijut ruloną. Šitą žioplys iškurujau, praplėšiau rulibiškį. Tai pabiškį vežam rulonus, Kamilės padeda man suvežtams ir aš varau šertys. Šiandien sekmadienis, tuoj tą dieną bus, nes po to tėtis gimtadienis vakarį. Tai daug čia neįsijausams tas darbas, pabiškį ruloniukus viens kits parvežiaus ir užklejau dabar reikdavo. Tai va, turam lipiučkį, palikėm čia šitą. Ir po to reiks užšokti ant visų rulonų, pažiūrėti viršą, kurį prikapuoti. Priklejau, kaip nudžiūn dabar. Saulinė džiovins viršų. Priklejau, bišklaik. Aš laik save apgaujant šiaip. Iš tikrųjų, jeigu suplėša, tai nei geri iš to jau nebebūna. Iš tikrųjų, arba jeigu prakert, jau sugėdėms irgi ir garantauts. Tas sekmadienis toksai ir galvoju, končiai taip nesunkia, kažko nereikėtų gal pasidarbauti, kad į priekį biškį neatgalt. Tai galvoju, išferams mėšlus pradės vežti. Nereikia atsidaryti vartus, susikelnuoti, vežti mėšlus į mėšlydę. Ir viskas, biškį pajudėti ap nesunkia. Pakimarindam su traktoriu, čia nesurankom. Labdien, šiandien ir pirmadienis, šiandien po šventis, po tėtis gimtadieniaus. Tai tą dieną toik bus, tik tą apsidirbti reikia viskas, nes toik polisėn, o rytoj imsamės normalią darbą. Labryt, kaip sak, darbausimės. O tokį planą norėjau persirinkti biškį. Ir da bišką pliek su ūkio vizijas, reikia pasišerti normalią, kukurūzų padauti. Šiandien vors kukurūzinis toks. Gal neįsam iki kukurūzį sorgus, nes buvau komentaras, sak, pažiūrėk, parodė, kaip sorga auga, tai esam pavyzdysam. Esileiskiam rikiūnį praliekti. Tai aš ko norėjau pasidžiaugti savo auditorijai, nes labai gerų komentarų susilauk ir aktyvus gan komentatorė. Gerai prasme, tuik buvo intriga man biškį, aš nuvariau vestuvėm baidau prisitaikyti į barzduoseną. Pirmas barberiaus apkirpiamas, labai patek, antras man labai nepatek, jiems man negražiai atrodė. Tai labai galvojau, kaip auditorijai sureaguos. Ir toks lauki to tokių komentarų negražiau da kažko. Bet tokių nebuvo komentarai. Aš tada supratau, kad iš 10 000 žiūrovų niekam neužkliūn žmogaus stilius pakeitėms kažkoks drastiškas, kur pats net jautis, kad ne tau vyr. Ir nieks nepakomentavo kažkokį labai blogą komentarą. Tai kažką buvau malonę nustebinti savo auditorijai, kad labai fain ir komentatorė ir apskritai žiūrovą
Tai smagėtė, prieš labai švari auditorija pas manis ir. Gerai, grįžtam prie ūkiaus, iš asmeninį prie ūkiaus reikalų. Tai su svarga yra bloga, nesuram balonus. Ir dabar nežinau, reiks paskombinti, paklausti dėl augalo apsaugos priemonių svarga. O svargus augiams irgi pastebėjau. Matom fosforų trūkumų šitą. Tie pat išsireiškia apie visą augalą. Violetinė lapų gala azoto trūkums ties širdelė. Nu, reiškės. Čia tokį dalyką irgi manau, kad ašanos nesaugins, bet aš spėju, kad trūks šilumos. Tie pat lygiai kaip kukurūzų, kad trūk. Lietuviško mūsų piktžolėm. Myruoju žemė dabar, nes turam drėgmės daug, temperatūros užtenka. Tai lietuviškas žuolis balonda. Čia visokius varpų stenos, bet kokiu atveju auga. Ir gerai auga. Prasme, geriau negu svarga. Ir čia vis gerai susėjau, sėjos gilis geras buvo, sudyk greta, bet šilumos trūkums buvo, o už kalną ten ir su svargi iš vis prasta, nes ant pasilaido įsmylimon. Aš taip įtar. Sėjalka nėra nauja ir anos pareguliuojit kažko, ten, ką pasiečiau, to lygiai neišeina. Nu ką, apysutas rezultatas šių metų jau galiam čia poistų metų. Tie žolės rezultatai geri. Dabar, jeigu tų kukurūzų mažiau bus, tai žolės į šitą. Jeigu aš irgi čia neuankstpėjau, šitą jau tie tolo auga geriausia, tai čia iki trešimų niek, čia tiesiog ir palei kanalą. Čia va, iš vis daugiai metina atsiet, jau visai gerai atrodo. Tai jeigu jau įto žolės, gyvulininkam čia nie tragedijos, aš manau. Jeigu 23 išgyvent, tai šias metas išgyvens ir gyvulininkam. Kukurūz, prašau, rikiūnį, pademonstrauk. Rikiaus, ūgiaus. Nu ne visi. Tie du seklavamsdė, kur neišsiaiškinau da, kas tai visai normaliai. Aiškansa buvau. O tas jum ras, ką atrodo kukurūzas. Prieitas metas, 24 metas. Pažiūrėkiam, kas čia buvo. Leip 7 dabar, kažkom panašaus. Bandykiam surasti, nes turėjau vakščiai tikrą per kukurūzus. Ir ką panėje atrodė. Tad matot mani. Niek nematysit, koks kukurūzų pavyzdykėt. Sulig sparnas. Labai gražus kukurūzas. Jau šerns pasislėptų. Tai va, šiandien yra antradienis. Kas čia buvo man tas kukurūzas? Čia buvo maišų praplėš stovėto. Buvo padreiks užpakalis to maišų praplėš išber kukurūzą. Gerai, čia demo maišas buvo nedaug tų sėklas. Bet ką po savo grūms dabar į kukurūzų vyno. Dabar pradėjau šitą čilnytą svar. Šiandien irgi 21 šilumos į drėgmės. Šiandien ir kukurūzų dėjin. Ani sak, šiandien mes augam. Ir matos tas untakių. Ani pradėjo stiptis. Į mažesnį, į didesnį pasitempį ir pradėjo augti. Tokių rezultatų, kad praeit metį, nesitikėt. Ko riksi? Mačiau vien kažkokį irgi, tik tokie yra, kažkokį rilsus dar žmogus. Irgi to reikia. Tai ant visko matau reikės. Ir aš norėjau kukurūzų pamatau reikės. Kažina įveins reikės, anie. Bet davo argų. Akšė. Nu, akšė. Atek. Prie tų gražesnių. O, nu šaunuolis. Kontek praradom. Gražų kukurūzą. Nu, reikėjaus dar nepasiekį. Dabar į Leipas 7. Pažiūrėsim toliau, ką bus čia. Nu, bet į du kukurūzą viskas jau. Nu, reikiu, baigtų žaloti kukurūzą. Ne šarnų nereik. Viskas jau, anim dabamin. Ieškiaučiam padauti. Trimeriu atidausam. Trimeris į prižolės praeits, nam turėti kukurūzą patekti.
varysiu, štiep praliek su purkštuvu, nes po to ir jau bus per didelis nuostolė, minki samans. Tai dabar šėlti ir toks oras grina kukurūzam. Ir aš pravažiau su purkštuvu, padaus mikriku. Šitą veinėlį paminiau, viskas amen. Kažkaip keista, atrodo, seniau jie regenerau geriau. Žiūrėk. Viskas dirb su tuo velnio pardžien. Jeigu, pavyzdžiui, lestum šiltesnį vandenį arba išlauk, būtum pasistatė kaniok, pribėga, prilėjai, pašėl, susileda, važiuoji darbojus. Būtum žymiai geriau. Bet jeigu te ateisiu kiaušės, tai reiškia ant įdėdį. Nu, aš neturtu šiltų vandens, iš ko dabar man prisileisti. Biški iš boileriaus gali atsokti čia. Pašildyti, tirpindams kažko, bet daugiau kažkokios prabangos nie. Gaspadoriau. Tai kas sėja kukurūzų galim prisiminti, tai sėjom su fosforu DAP trašom specialiai. Sėjalgdėjom, kad daugiau fosforų padauti kukurūzų augant. Gail neįdėjau mikriukų. Galėjau mikrotrašus dėti, bet to praledau, nežinojau. Šiaip jei mikrotrašus būtis dės, manau, būtum buvęs geras tas rezultatas, nes greita prieinams maistas kukurūzų labai svarbus, ypač tu iki pavasarį kapšį. Tai prasimečiau, stipriai prasimečiau, kad neįdėjau, nes galvojau, kas elk neturi galimybės pasėti. Po to mikroelementą perlapsėjai. Na, aišku, žolį sutvarkėm, mikroelementus perlaps putėm. Ir dabar antras tas išvažiavimas irgi bus perlaps paskutinis, jau daugiau nebečiupinėsiu šanu. Tai sakysi, čia vien tik ta propaganda. Ne propaganda, biškai noriu pasidalinti, ko aš čia pasinaudojau. Tai čia iš aminagras gavau. Tai čia ir pagrinds, kada minkis ir tos kaip kultūristam. Nori, kad būtum halka, raumeningi, vis tos veislis, tai pristai aminų rūgščių turi. Tai čia mikriukai būtin kukurūzų auginimų, nes labai daug potencialų prarasėt, jeigu mikroelementų nepanaudosit, tai pramesėt, nes jeigu jau sumokėt užsėję sėklą, gerą veislį, beicus, tai mikroelementą nekaris, tai kainaunaniai, bet tai daug rezultatus. Čia jau ir kas augintai žin, kaip tėvė mūsų, čia kaip nužulių nusiporkšti. Jeigu nužulių nenuporkšti kukurūzų, nebent ravės arba ekologinė ūkė, tai jie nevagotus kukurūzus. Tai mums daug lengviau nužauginti, nes kukurūzas ant yra reikalus augalas, monakimans toks irgi ir. Reikia nam to azoto, ant mėgst labai paėsti. Toks kaip žemaitis, ant biški. Niek nesak, bet paėsti nam patinka, tai apie kukurūzam. Tai čia šitą ir, tas Mr. Green, to aš jau seną naudai. Tai aš nusipirkau iš GoFarm.lt. Tai, kainas ir matyt, nuein, pasižiūrė kainą, įperk, tas įgera ir atvežtų jau pat. Tai tik tą teik. Labdien, šiandien ir trečiadienis. Oi, ne, antradienis da tik. Tai gera, antradienis šiandien. Tai varom darbautis. Tai varys aš vėl prie mėšlų greičiausiai pasibaigtus mėšlus išsivežti. Ir Kamilės pabiškai dar padeda rulonus vežti, parvež iš kraunu. Ko aš noriu padaryti, tai parsiginti čia gyvulis ir reikia auskariuks persiekti verčiam. Ne ir sužymėti viskon, bet ir lentynų auskarą, nes
nesugaudys tų veršių lauki. Tai čia parės su karvėm veršė, su tom vasariniam, kaip aš sakau, lengviau ans bus čia veito sugaudyti, sužymyti, suregistruoti, sutvarkyti, vitaminukų pamėtyti, jeigu reikia kažkam. Žodžiu, sužiūrėti, bond normaliai, nupilti nuo vabalų, nuo kirminų ir išlesam vėl į lauką. Toks planas. Tai va, pavalgiau, kavos atsigėriau, žodžiu, energingsias ir dabar pasiruošiu darbautis. Nu, darbą judu po biškėlį. Tai ruloną važiavau į ūkį, pats valau mėšlas čia. Pasišyriau viskas kukurūzas, žininga, kaip sak, tvarkinga jau. Nu, į smagę, tai darbą tie po biškėlį jud, šeina, aišku, nepjausam dabar. Nes va to iki sauras įpradnė švės savaitę, atrodo, kad lys. Daug lietaus, tai, nu, šeins nepavyks, nu, dabar padaryti. Tu šein, tai net nepjaunam, nes, nu. Tvarkaus tvartus ir viskas toliau, po biškį. Tai baigi išsivalyti. Tai biškį švaros daugiau reik. Ir to šitą išilginvės išsivalyti. Ir gera bus. Tai o gera tas bobkatėlis, kai ir, nes čia su traktoriniai vežiaujas, kiek žinot. Tai vis tik kumpa, vis tik išsivalo su bobkatu. O, liuks. Geras, malonus oras, lauki lyn. Galim darbuotis kitus darbus. Tai. Iš dviejų prieka buvo belek vien, tai paskui Kamilys saks prog padong, sako daryti. Sakau, atkabink prieka vežiognumo. Nes galint prieka buvau, tai palek miškų užblokau kėlį dabar. Tai tikėkimės niks nevežiaus greit per mišką. Čia tu į senį ruloną ir tai janus reikia iš čia iškeldinti, padaryti veit naujim rulonam. O janus iškeldinti, reikia šėrimų padėti, kažkur susidėti. Tai va toks netikės darbų posakis. Sumešlas gera, vis jos šitą baiginėjos dizelis, tik tą bobkatų nuvariau spilti selerks ir liek kokį 5% mešlų tvarti. Tai gal dar pribėgom kažką pabaigs ton darbą. Nu gera mums čia pasiseik, parsivežėm priekab, iškrovėm. Ir dabar aš tik steikinis, dabar čia golansa, nežinau, reikia nuo išmontuoti. Geresnį nei kai kurių man kitų padangų, bet įskilė šitą viskas jau, netvarkom. Vai, baigė šiandien dienėlį, tai čia Kamilys išvežtus rulonus, da parvežė šiandien rulonų, įmetė manam padangą. Ryto nupirksiu, nuvešiu iki Rimantans, ten sutvarkysiu nun ir uždėsam atgal, turėsam vėl dvi priekabas, dabar vien priekabį vežimų rulonam. Tai čia jau viskas bus paskutinė eilė, tau užsidarys šitą ir bus čia to krūvo 12, tai 12 ir 200 kem rulonų čia bus to malko, ko baigsas ta šitą eilė. Ir vis užteks. Ten senus tos rulonus užvežiu už karklinto, ten šeras per vasarą, čia veins prasiplėš, tokį neforminį ruloną keli, pirmie susišers ir viskas bus. Tai čia bus 2 kem rulonų,
Nu tai čia panašiai apie 100 dar rulį ten turėtumėm susivežti, nes man atrodo kažkas apie 360, jeigu neklystu. Mandinga, tad tas skaičiukas, aš dar tiksliai nežinau, kiek rulonės pripresais. Konda pasidariau, tai tvart išsivaliau. Dubansai išdžiūs. Ta čia biškai pasiva krapštinėstus greita pašalis. Bet čia vis ton mas išsivežiau lauk šūdą. Tai dabar tvarts džiūnansa, išdžiūs ir tada parvarys tam gyvulis nuo kalno. Labdien, šiandien ir trečiadienis, šiandien į Liepos 9 ir Deimanės gimtadienis. Tai varysam į pikniką vakarop. Tai ir šį rytą ilgiau biškį užtrukau, pavalgėm pusryčius, viskom pašnekėjom, pabuvom smagiai. Dabar kol atvariau, tai greit rulonų privežiau, pasišyriau ir nežinau, to ekminį šovį galvą turkus geras 3 valandyks pasidarboj, tai galbūt susitvarkys tas plevelis į padangas įlusienis, nes esmė tokia, kad niek rimt nenudirbsiu, bet tie darba man tokie reikalingi ir tvarką biškį palaikyti reikia. Sukišam į didmaišį ir sudėsam esanas čia šitą dailę. Čik, susikraus, o po to atvežiaus, tai surinkėja plevelį ir dausam. Biškį apsitvarkom aplinką, kiek spėsam ir viskas šiandien, tuik bus tą dieną. Tai jau paskutinis maišas, bet daugiai nebekišau į to maišas. Tuik suspaus, buvau tą plevelį atvariau su bobkat, su šakim paėmiau, nuvežiau ten į užkompton. Dabar ten susidės vis tas plevelis vieno veito. Čia šitą bus aikštelį rulonam parsivežti ir dar kas reikėtų biškį pralyginti čiut, žvėriok pabarstyti, nes griaužiuką tai nemėgsta, kai žvyra ir čia šitą vežtas plevelis į kalnų sudės, čia gerai jau užuovė įvies nedraskysanu ir paskiau, kad čia suvartosam tas plevelis ir tom krūvų pavasarį paprašysam atvežiaus čia į aikštelį pastatys sukran, susirinks tas plevelis, nes tos plevelis yra anas perdirbimų paskiau paėm. Padar antrinis tus plastikus, ten kėbirus, batus, guminius, padangus, žodžiu. Visokius tokius dalykus daro šiandien. Tai va, čia žodžiu ir ta plevelė krūva ant tokį yra susistovėjusi, nėra palaid. Tas vis palaid, toks lengvesnis purės sukišau į maišus. Šitokį reikalą su plevelėm dabar apibaigti čia iš tos aikštelės. Varau dabar pasidaryti miltų maišį bakužį nuvež ir dar nusilus plevelis pabandys susirinkti.
Surikiu nevėrika kukurūza baigas. Prieš paskutinį kartą šitą įsivežiau kukurūzą, viskas daugiau nebebus, nudavė insiki vešiu viskas. Būčiau jau ir anksčiau sušėris, jei būčiau sažininga šėris, nes čia kaip šimpiuit buvau, tai ne vis laik padaudau kukurūzą. Tai dėl to nueilėk dabar iki pačiulės, manau, būčiau anksčiau pabaigęs jaunon. Bet vis tiek nebloga, žodžiu, iki leips užtek. Dabar praktiškai iki leips viduriaus bus. Paskiau viskas, miltas, beliks ir pašara. Tai va, šiandien ateik, bišką apsitvarkiau plevelis, sakykime, gerą apsišėriau sažiningą gyvulis, prisižiau kukurūzą ir ateik. Prisivežiau pašarų, o dabar varau, sudėjai man praleisam laiką, varysim prie laužą, pakepsam zefyrų, paskepsam maistą, žodžiu bus, pikniks bus ir jau susitiksam kėdėin. Varam. Šiandien tas oras vėsoks tuksa, veš mėšlus, Kamilis pabiški veš rulonus į ūkį, tai darba vykst, darbaujamės. Praleik, šovinys. Nu, apkeitėm ratus su rikiūnį. Tai išvarė Kamilis dapa turu lon baltų vežti. O aš varau paruošą nam veit, aikštėlį iš kartą, parvežiaus, kad būtum tvarkinga. Nieka čia labai žvyr to pripyliau, bet biškai pabaršiau, palyginau. Ir esmė to, kad peliukam nepatinka čia žvyrs, nes jeigu kas esanim tim nagiukam skaudė, tai negyven tų žvyrų. Kiek esam pastebėję, kad jeigu jų ant žvyrų sudėt, tai nekert. O jeigu sudėtum, pavyzdžiui, ant žolės, tai tada jau kirstų. Tai čia to aikštelį biškai pažvyravojau, pabarščiau. Biškai prasilyginau į puikiai šitą dėsam rulonus dabar. Matysim, kiek čia telp, 3 aukštas, čia perspaus nereikia. Daug darbų nusimat. Šiandien nori išsivalyti mėšlą, tai čia išvalys jaučiu. Tada persivarysiu iš to sektoriaus čia. Išvalys čia ton sektorį. Tada telyčius perleisam čia ir per gal išvalys ton. Ton, kur telyčiai. Tai liks tik tas komps vis. Paskiau sumastys kažką, panon, išsivalyti. Tik aš čia buvau jauti, suledau suveršęs tas. Tai tas man jautis neko didesnis už tas veršęs šitą. Limuzins ir palikt sveislę, kad nebūt didelį veršiuką. Nu ir veršė šitą, nu jau normaliai jautė. Tai o, jautis išsigondys tau.
Aš čia galvojau, jos ant susveršys, bet ant jo. Tas jaunimas iš šias laikas greit auga. Įvaža mėšlas, elin lauki. Fe. Dar ne tas laiks, aš dar nerodau, bet tas toks jausmas, ką falau mėšlus. Nu, būn rudinį jau žėjim šitą atvarau, išsivalau, išsikreiku, tai tas toks geras momentas būn, žodžiu, nušeinauta, suvežt kukurūzą, viskas silosą padirb pasieta. Nu ir tada grįžt prie tų gyvuliukų priežiūros. Tai jeigu tvarkingai vis padaryt, tai tep būn smagia. Pasikreik, pasidžiaug, dabar dar toks ir tas šiandien nėra baig toks skubėjim jausmas ir biškų užplūdži dar. Tai asmeninė reikala vestovisi panašiai, tai toks biškį tamp. Jau tas tų darbų. Reik greitas suktis, tik norėtus po vestuvių medaus mėnesį turėti kažkokį tai pailsėn kelionę, pabūt kartu, tai žodžiu ir tam stur nemaža darbų padirbti. Tai jau, žodžiu, gerai, išsikreikiau čia šitą ton erdvę, dabar jau tuką parės čia neįgalės būti ir tada valysam tom poisi. Nu. Tai iš tikrųjų rulons baisiai pradėjo lyti, kamilės išvarė namo, nenopėjau mindyti. Tai žodžiu, tokį reikalą varau aš. Toliau krapštau šūdą. Labdien, šiandien penktadienis, paskutinį video dien. Tai jau, kon šiandien da pabaigs mėšlus vežti. Toks planas, tėvuks vež tus rulonus. Ir kaip tik šiandien sėdėjau, taip galvoju pažiūrės, nu kaip žadėjau per video, sakiau, kad įkelus kukurūzų video, ką atrodė praeitas metas, toik laik, tai 07 mėnesį 4 dien buvo video įkelts. Ir buvau čia už bakų iš kukurūzą. Tai sulig pažastim. Čia šitą buvau kukurūzų. Praeit met stovėjau ir buvau sulig pažastim. Jau toks buvau šitą. Tai. Šį metą ir, sakyčiau, dvigubą mažesnis šių laikų. Nu vo, ir iškabinau. Niek šitą žemės nepriliečiau, ne čiučiut. Tai dailiai išsikabin. Dabar reikia iškreikti. Tatus pakelti reikia, sprandinį sureguliuočiau, pasmuk pavaržyti bišktus ankeris. Iškreiksam į palesam gyvulius. Tai saik telšius lyn, kaip iškėp ir pas mus čia irgi paliai, bet dabar saulė šveit. Ir šilt tep. Va taip atrodo kveituką gražiai. Nu, iš kukurūzų rekordinė bus, jau reikia susitaikyti. Nu, gal kažką da praauks biški. Tai va, tokie reikalai, ko nežinau, atvarau, išsikreik, susivaržau sprandinys, užsidarau, pasileidam telyčius. Ir viskas. Dabar.
Vis tik reikėjo ir pasilėti telyčius ten, atsiskyrėm, palikam pardavimų, nes toks peraugus, bet nedaugus, tai nepaliksam veislę, jau pardausam į mėsą. Tai va, ateik čia, tų darbų varau kitur. Va, teuks iškraun rulūnus. Baigęs darbą, baigęs dėin praktišką. Tai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot. Būtina paspauskit like, subscribe. Susitiksam šeštadienį. Jau kitam video matysim, kaip kukurūzos siekės augti. Per ton ateina į savaitę. Tai va, ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų video. Čiau.